Sveiki bičiuliai, sveiki laivybos entuziastai, sveikinuosi su jumis iš Klaipėda Boat Show 2024. Esame pasistatę A-Propulsion ekspoziciją, taip pat turime pasistatę ant vandens ekspozicinę valtelę Silver Yacht 655 tenderis, į kurį yra sumontuotas A-Propulsion 6 kW elektrinis variklis. Tai aš dabar įlipsiu į laivą ir kartu pasižiūrėkime, kaip šita valtis yra sukomplektuota. Raimondas šiandien dirba visą dieną kapitonu ir vakar, ir užvakar pasikeisdami, ką mes čia naujo esam pasidarę, o naujo, tai turbūt tik tai mes įsidėjom dabar šitą naują valdyklę, ne? Naują konsolę. Naują konsolę. Čia pas mus įprastas dalykas, mūsų ankstesniuose video rodėm, demonstravom echolotas, echolotų, gilmatis, o štai čia toksai yra naujiena, tokia mūsų perjungimų skydelis, variklio pakelimas, nuleidimas, signalas, navigacinės šviesos ir kiti reikalingi prietaisai. Sumontuoti USB jungtis įvairios. Laivelis skirtas pramogauti šeimai, ramiam poilsiui. Mes galim, Raimondai, pasižiūrėti dabar į dėžę į vidinę. Kaip čia mes sumontavom. Jo, va čia yra sudėti akumuliatoriai. Vietos yra daug. Jeigu reikėtų daugiau dar elektros energijos, kaip sakyti, atsargų turėti, galima būtų dėti dar 2 sluoksniais. Iš viso 4 tokias baterijas būtų galima sumontuoti čionais. Erdvis daiktų dėžės. Galime pagal užsakymą būtų užsisakyti šaldytuvą, dar kažkokius dalykus. Šitie visi pliažai įsimontuoja, gali tapti sėdimos vietos. Priekyje inkaro įsidėti. Turbūt tiek apie šitą laivą. Dar galim kažką prisiminti, kad mes šitam ekranėlyje matome 2 parametrus, kiek mes dar galim nuplaukti laiko ir kiek kilometrų mes galim dar nuplaukti, davė tam tikrą apkrovą. Baterija rodo įkrauta pilnai, čia beveik 94% dabar baterijos talpa. Sistema turi ryšį su GPS palydovais ir kompiuteris apskaičiuoja tuos visus parametrus pagal taip, kaip variklis yra apkrautas, kokį greitį mes pasirinkę dabar esam plaukti. Ir aišku, yra įvairūs faktoriai, tokie kaip oro sąlygos ir kiti dalykai, kada mums gali koreguoti tam tikrus parametrus, bet mes turėdami šitos prietaisus prieš savo akis, mes visada galėsime prognozuoti savo kelionę, kad neiškiltų kažkokių staigmenų.